veiklos partneriai Vilbra, foto video prekių ir paslaugų lyderiai Lietuvoje. www.vilbrafoto.lt. Šiandien laidą pradėsime svečiuose pas dar vieną lietuvį Dakaro ralio dalyvį motociklininką Šarūną Palioką. Priminsime, jog visai neseniai svečiavomės ir Aurelijaus Petraičio namuose. Šie du lenktynininkai 2007 metų Dakare milžinišką atstumą bandė įveikti kartu. Aurelijus važiavo ne pirmą kartą ir žinau, kai jis ruošėsi važiuoti ir labai norėjau, kad jis mane pakviestų važiuoti šturmanu. Tai man atrodo, kad mano svajonė tada išsipildė, jis mane pakvietė. Važiavom kartu 2007 metais, jeigu neklystu. Žodžiu, tada, kaip sakyt, supratau, tas smėlės valgomas, kaip sakyt, koks jisai yra ir, sakykim, kokių ten reikia įgūdžių, kad jį įveikti, kad galų reikia finišuoti tam, sakykim, svajonių Dakare. 2009 metais raliui persikilus į Pietų Ameriką, Šarūnas savo jėgas išbandė ir kaip motociklininkas. Važiavimas su automobiliu, tai pagrindinis skirtumas, kad yra 4 ratai 2 žmonės, sakykim, gali būti sunkvežimėse būna ir 3 žmonės, bet automobilis pats iš savęs jisai reikalauja labai darnaus darbo, komandos darbo. Tai, sakykim, visos mechanikų, kurie tą automobilį prižiūri, vairuotojo šturmas, kiekvienas savo pareigas, sakykim, turi atlikti puikiai, tam nepriekaištingai, kad būtų galima važiuoti be klaidų ir galų galia, sakykim, tam tikrai svarbiais momentais gali pasitart, ką daryti, kaip toliau elgtis, sakykim, ar dar kažką, tai važiuoti motociklu tu plėki, sakykim, vienas kartu su gamtos iššūkiais, sakykim, gamtos malonumais, kurie suteikia tau progą, sakykim, pasidžiaugti, kaip tu gali važiuoti ir ta prasme, bet tik tai tiek, kad važiuojant motociklu, sakykim, turi pats naviguoti, pats matyti kelią, kur važiuoji, pats orientuotis. Ir galų galiai, jeigu kažkas nutinka, dar pats ir pasitaisyti, sakykim, tą motociklą. Bet, sakykim, važiuojant Pietų Amerikoje, tai, sakykim, labai, kaip sakykim, net noriu pasidžiaugti, kad labai geri žmonės tenai, sakykim, jie puikiai, sakykim, tave supranta, ko tu nori, nežiūrint, kad tu nemokai kalbėti ispaniškai, sakykim, visokeriopą pagalbą suteikiama ne tik, kad iš, sakykim, bendraminčių tokių motociklistų, bet ir iš šalies gyventojų. Lenktynininkui abu kartus ralio baigti nepavyko, tačiau prisiminti tikrai yra ką. Buvo taip, kad irgi iš startaus, nežinau, startą nuvažiavau apie gal 30, gal 40 km, sakykim, ir matau, užsidegęs visas lekiu tenai, sakykim, žinau, kad prieki manęs 2 važiavo, už manęs 2, bijau, kad jie manęs nepavytų, sakykim, noriu nuo tų neatsilikti, prasme, ir taip toksai užburtas ratas yra. Tai, žodžiu, lekiu, žiūriu tą legendą ir matau, kad turi būti duobė. Pakeliu akis, pasirodo, aš jau virš tos duobės, krentu į ją, skrendu, nusileidžiu kitoj duobėj, vėl skrendu ir džiaugiesi, kad nusileidai ant rato, kad vėl galiu tęsti tą kelionę, tai tas įvertini po to jau blaiviai, sakykim, grįžęs namo įvertini, kad tas ralis galėjo baigtis, sakykim, toj vietoj, pasirodo, kad iš viso tam jisai galėjo baigtis, vos tik nesustartavus, tai žodžiu, tas tokia gyvenimiška patirtis, manau, kad man ateityje galbūt labai svarbi, smarkiai pravers, čia ne gyvenimo lenktynių patirtis ir džiaugsiuos, sakykim, ją panaudojęs kažkada taip. Paklaustas, ar kyla minčių sunkiausiame pasaulyje Dakaro maratone dalyvauti dar kartą, Šarūnas Paliokas tokios galimybės neatmeta. Yra, jos nepalieka, jos, kaip sakyt, jos kai iškilo, kaip ir pastoviai laikosi paukštumoj, bet aš dabar savo prioritetuose esu susidėliojęs, kad noriu pabaigti vienas, sakykim, irgi pradėtas varžybų tokia serija, bet, sakykim, jau 2 kartus buvau Rumunijoje vykstančiose enduro varžybose Romaniakose. Šiais metais aš ateinančiais metais planuoju vėl ten startuoti, kai ten startuosiu ir finišuosiu Romaniakų varžybose, aš tada pradėsiu ruoštis sekančiam etapui. Sekantis etapas jis bus arba Dakar, arba Afrika Korejs, kuris vyksta senuoju Dakaro maršrutu. Jisai vyksta startuoja Europoje ir finišuoja Senegalo sostinėje Dakare.
Dažnas eidamas gatve ir pamatęs pro šalį važiuojančią senovinę mašiną stabteli ir atsisuka. Vieniems jis sukelia nuostabą, kitiems prisiminimus apie senesnius laikus, tretiems tiesiog pakelia nuotaiką. Ir retas težino, kiek reikia kantrybės ir pastangų prikelti jau suklerusią ir surūdijusią techniką, kiek tam skiriama laiko ir pinigų. Siekiant supažindinti visuomenę su šiuo ne vienam kolekcionieriui artimų pomėgių, balandžio 28 dieną Pasvalyje įvyko tarptautinis senosios technikos renginys Mes važiuojam 2012. Pasak šventės organizatorių, į Pasvalį atvyko net 150 istorinės technikos eksponatų, ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš kaimyninių kraštų. Paprasčiausiai buvo parvežtas Citroenas 50 metų į Lietuvą iš Amerikos perplukdytas ir net neatsižvelgia į jo stovį, jis buvo nupirktas ten Amerikoje už 1000 ar už $1300 dolerių. Ir paprasčiausiai jie ima pagal knygutės, nebeatsižvelgia jų stovį ir įvertinta ta mašina buvo net 35 000 litų. Ir nuo tos sumos turime viską sumokėti. Tai kaip papuošti Lietuvos gatvės, kaip atsivežti kažką gražaus, neįmanoma. Kai dabar turėti gerą lėktuvą, tais laikais turėti tokią mašiną, toks santykis buvo. Kelintai čia metai yra? 68. Vertinant tų laikų kainom, tai iš tikrųjų jie neparsiduoda. Piliečių nepriima. Ne, jie nebuvo parduodami paprastai. Net nebuvo kaina įvardyta. Jo 1000, jeigu neklystu, 1173. Vienetai išleista, nuo konvejerio. Taip. Ir gamybų. Į tą kiekį įėję buvo pikapai dar, ten greitosios, spec mašinos. Masė 2600 tonos, greitis 160, automatinė greičių dėžė, automatiniai langai, papildomos sėdynės. Tikrai gera mašina. Tų laikų. Tai pati didžiausia prabanga būtų. Lyginant su amerikiečiškais automobiliais, tų laikų. Čia yra, skaitau, galiniai sėdiniai didesnė prabanga suteikta, gali ir kojas ištiesti, gali ir atsigulti, o ilgis maždaug tas pats mašinų. Pagal amerikiečius. Variklis maždaug, amerikiečiai 6 litrų maždaug būna, tas 5,5 iš 5 litrų. Dar viena iš tų tokių įdomesnių detalių – automatinė antena, kuri šiais laikais tik traukia Japoniją arba Italiją. Vietinių stočių netraukia. Lempinė, radija. Dar įdomi detalė visiems automobilių, ne visiems, gal daugumai automobilių išeina iš apačių. Po apačią, kaip sakant, po glušitį, po buferių. O čia išeina iš buferių. Seniausia tai karieta Tadas Blindos, kuris stojo pas mus kolekcijoje 1898 metų. Apie senovinių automobilių restauravimą pasakojo kitas šventės dalyvis, restauravimo kompanijos Classic Cars for You vadovas Šarūnas Žitkevičius. Dabar stovim šalia 1929 metų automobilio Nash Special 6, kurio pagrindiniai gražus bruožai būdavo chromuotos ir nikeliuotos detalės. Šiai dienai restauruojant automobilius labai dažnai susiduriam su ta problema su galvaniniu chromavimu, o kaip žinia, Lietuvoje visa sunkioji pramonė yra senai sunaikinta, tai tenka važinėti į Lenkiją, kur dar visa ta pramonė išlikus ir galima tai daryti galvaniniu būdu. Bet Amerikoje ne taip senai iš tikrųjų, bet ir nėra ta tokia jau ir jauna technologija, yra išrasta nauja. Tai chromas dengiamas dažymo būdu, bet jisai chromo atspalviais įgaunamas grinai cheminių reakcijų metu, kada purškiami tam tikri komponentai, tam tikrų laikų, tam tikras eiliškumas ir taip toliau. Tai šiai dienai, aš skaityčiau, yra
alternatyva tam galvaniniam chromavimui. Na štai pavyzdys. Galime palyginti prie galvaninio chromo pridėti ir pažiūrėti, kad principe tai nelabai skiriasi. Jo, šiuo metu daromi pirmieji eksperimentai. Principe tie eksperimentai pavyko sėkmingai ir beveik galim pasakyti, kad jie gaunasi ir galima drąsiai imti ir daryti, kad tenkina būtent toks būdas, o ne galvaninis, kuris užima realiai pusę metų. Tai reikia tikėtis neužilgo tai pamatyti. Tai mėnesio bėgiai tikrai. Vakare kitame Pyvesos upės krante vyko inscenizuotas Antro pasaulinio karo laikų mūšis. Sovietų armijai atstovavo Kauno klubo Retromobil nariai, o vokiečių kariuomeniai Rygos Redut klubo atstovai. Vokiečiai turėjo netgi tikrą 9 tonas sveriantį šarvuotą transporterį su kulkosvaidžiu, tačiau vis tiek buvo priversti pasiduoti rusams. Žiūrovai turėjo progą išvysti ir aviacijos antskrydį. Bombos buvo mėtytos iš Biržiečio Gedimino Venskaus pilotuojamo lėktuvo Jak-12. Kaip tikrame mūšyje buvo padegtas iš miško išvažiavęs tankas, nors ir netikras, medinis. Mūšio inscenizaciją komentavo joniškelietis Viktoras Stanislovaitis. Po tokio pobūdžio renginius važinėjantis Romutis Leodanskis iš Telšių džiaugiasi galimybę pademonstruoti ir savo karinio stiliaus automobilį. Kelintų gimimą čia? 43 metų. Kiena čia yra? Ani rusų gamybos su G67. Kaip jūs atradot? Nu, kada sergi tą ligą atrandi. Ir pradėti sana susigyventi, pradėti restauruoti, pamilsti taip, kaip savo daiktį ir naudoju, važiuoju, filmuoju, atidarimą parodyti ir taip toliau. Nes tai... Dažnai tenka išvažiuoti? Nu, priklausomai nuo laiko, nuo pakvietim, visą kitą, jau per metus keletą kartų reikia išvažiuoti. Ar yra kokie specifiniai reikalavimai, būtent šitokiam amžiaus ir tokiam priemonėm? Specifiniam, kad atitektų standartą, originalumą ir viskas. Tačiau į kelius negalim savo išvažiuoti? Į kelius, jeigu įregistruota, o šiaip tai antraliok ir važiuojam. O registruoti, nes pas mus ir per brangu, jie kapelinį mašiną reiškia, mokėti kelių mokesčius, visą kitą, neverta to. Geriau antralį ir... Jūs daugiau po renginius važinėti? Daugiausia po renginius. Į kasdien net ir gaila būtų. Gaila. Kartais draudimas gal didesnis išėtų negu... Be abejo, kad čia ir kalbėti. Nes vis vien tokių detalių nebėra, reikia restauruoti, reikia auksinių rankų reikia turėti, reikia kantrybės ir norint tokį išlaikyti. Ar yra šitame automobilį kokių neoriginalių detalių? Aš. Vakare visus šventės dalyvius senomis geromis dainomis linksmino Keistuolių teatro aktoriai. Visą dieną iki sutemų trukusį renginį vainikavo įspūdingas lazerių šviesos ir garso šou. Jau 4. kartą įvykusį tarptautinį senosios technikos renginį Mes važiuojam apibendrino jo organizatorius ir iniciatorius Eugenijus Malinauskas, nepabūgęs į savo namus įsileisti kone visų šventės dalyvių. Šiaip turėjo būti jubiliejinis, turėjo būti 5, bet taip atsitiko, kad mes važiavom į Minską. Ir aš Minską, ką mačiau, tai nesusižavėjau. Jeigu Minskas turi savo renginį 70 automobilių, o Pasvalys 140, tai taip supratau, kad Lietuva tai yra jėga. Ir mes negalim lygiuotis į Baltarusiją, mes turim lygiuotis į Pabaltijį, mes turim lygiuotis į Lietuvą.